pasikalbėti su kažkom iš administracijos. Administracijos. Prie informacijos reikia. Dėkui. Informacija. Raktų gamyba. Čia informacija. O va, kažkas yra, matai. Labą vakarą. Labą vakarą. Sakykit, ar negalėtumėte mums pakviesti ką nors iš administracijos? Mes norim truputėlį pasikalbėti. Mes atėjom tiesiog, visuomeniai kyla labai daug klausimų dėl viso šitos tvarkos, temperatūrų matavimų ir taip toliau ir taip toliau. Mes tiesiog norim visuomenės švietimo pagrindais pasišnekėti apie tai. Mes atstovaujam Lietuvos visuomenės tarybą. Esam Senukuose, Klaipėdoje, prie informacijos centro. Mes neatvykom rinkti kažkokių tais asmeninių duomenų, mes neatvykom rinkti duomenų, kurie yra susijęs su marketingu. Tiesiog tai yra visuomenės informavimo tikslu, kad būtų atsakyta į klausimus. Gerai, viskas tvarkoja, ačiū Jums labai. Kol mes laukiam, tą pačiu galim pasižiūrėti, kaip yra prižiūrima, kad būtų laikomasi atstumų tų pačių, ar ne? O jie reikalauja labai visur. O čia, kažin, šitas žmogus, gal mes galėtumėm jį pakalbinti, nežinau, netgi. Ten turbūt apsauga. Ir su apsauga pasišnekėjau, tuo pačiu. Galim pakomentuoti, kokiu pagrindu mes čia esam. Klaipėdos, Senukų. Taip, čia yra Klaipėda banginis, žinot visi turbūt, Senukų prekybos centras. Ir pagrindas toks, kad šiuo metu, kiek žinom, tik Senukuose turbūt ar ne, yra matuojama temperatūra. Ir tiesiog norim išsiaiškinti, ar visą tai, kokiu pagrindu visą tai jie daro, kokia yra pati procedūra. Nes klausimų yra daugiau negu atsakymų. Ir paskui bus įdomu, aišku, ir su pačia apsauga pasikalbėti. Galbūt bus mažesnis jau žmonių srautas, dabar po darbų visi skuba prekintis. Žmonių nėra daug. Daug nėra. Ar garsas geras yra? Nelaukiam, prašom, prieikit. Čia einam, pabandysim pakalbinti, gal šitas žmogus už apsaugą. Ką? Apsaugos darbo. Labą vakarą. Aš taip suprantu, jūs čia už apsaugą esate atsakingas, ar ne? Už apsaugą esate atsakingas. Panašiai. Už darbuotojus, taip? Dabar tai yra, taip, mes filmuojam, mes tiesiog čia norim, kaip sakoma, atsakyti visuomeniai klausimus, nes labai daug diskusijų kyla dabar. Tiesiog dėl viešo interesų. Mes nerenkam jokių asmeninių duomenų, mes nerenkam jokių duomenų, kas susijęs su marketingu, tiesiog mes norim užduoti tam tikrus klausimus. Gerai, aš irgi užduosiu jums klausimus. Viskas tvarkoja gerai. Dabar žiūrėkit, tie berniukai temperatūrų, kur matuoja temperatūrą, tai aš suprantu yra jūsų priklausomybė, ar ne? Kolegos. Kolegos.
Ta prasme, tai nėra pačių senukų darbuotojai, tai yra atskirai samdoma įmonė, taip? Taip. Taip. Jie matuoja temperatūrą. Termometrai, Ir teisingai daro. Pažiūrėkit, kas Lietuvoje darosi. tvarkoj. Būtinai gera įmonė labai. Labai gerai, Labai gerai šaunuoliai. filmuokit ir Tikrai, įrašykit, taip. paskelbkit Lietuvai visai. Gerbiam, tai va, ko mes čia ir O dėl atėjom. to labai puikiai direktorė, Taip. gerai tvarkosi, Taip. gera įmonė, senukai labai Dabar aš jau klesti. galiu? Gerai, Taip. prašom. Dabar sakykit, termometrai, kuriais jie matuoja temperatūrą, tai yra ekskomisarų biuro įranga, ar tai yra pačių senukų O įranga? tai nežinau. Negalite atsakyti į klausimą. Greičiausiai senukų. Greičiausiai senukų. Greičiausiai, Tai jūs bet nežinote. Tai čia nežinau. reikės tada administracijos klausti. Bet kiek girdėjau, šneku, kad sertifikatus turi. Šitą senukai turi tiem termometrams sertifikatus. Tai turėtų turėti, nes vis tiek, Jo, bet visiem- kokią įrangą jinai Jo, turi. tai labai puikiai. Vakar čia tokie du jaunuoliai atėjo, Taip. kažkokie šaršalą kelią. Sako, Kokia kas problema buvo? atseit neturite įstatymų. Pažiūrėkit, kiekvieną polikliniką, aš kaip einu į poliklinikas, jau 3 mėnesių kokie tikrina temperatūrą. Nu, matot, poliklinika Nu mum ir yra... čia taip pat ten viskas individuali yra įmonė. tvarkoj, bet ten yra medicinos įstaiga, kur yra teikiamos medicinos paslaugos. Ir akis Taip, drasko, taip, rūpus viskas. miltai eina, vakar du Tai jaunuoliai kaip ir kažkokie. viskas normalu. Nu negalima taip elgtis, ateina, taigi 307,3 parašyta yra, kad jeigu daugiau neįleist, tegu ateina kitą kartą. Daugiau nei Nes, leisti. nes O yra ką- sergantis, man už vakar dvi moteriškės, kaip tai buvo 307 ir 6, vienai, kitai 307,7. Ar- Ir sakau, ateiksit kitą kartą, arba eikite į vaistinę, Jūs arba pats matavot kreiskit. temperatūrą, Taip, bet aš jūs matavau, pats matavot. bet kitam postė. Ai, kitam postą matavot. Nu ir Reiškia, viskas, jūs nu. žinosit, ar šitie termometrai turi kažkokią tai paklaidą. Aš apie paklaidas nežinau, bet yra Nežinot. kitos procentus rodo, jeigu 29 procentai, tai irgi neįleist, bet aš su tokiu termometru nedirbau. Nes numatot, Man normaliai rodo. tokius dalykus jums Aš pats turėtų. atsimatuoju, mano 306 ten rodo Viskas kiek. tvarkoj. Aš viską Jeigu daug, suprantu. aš 304 nerodo, nu, žemiau, jeigu ateina šaltom rankom, turi Tai prasmauk gerai, jeigu aš truputėlį. viršiju 2 dalis, tai jau manęs neįleisit. Ne, tada kitų termometrų kolega Dar matuoja. pamatuosit, Bet patikrit taip, aišku. šaunuoliai. Viską Labai teisingai gerai. darom. Dėl Šaunuoliai. žmonių, kad nesusirgtų žmonės. Be abejo, Kad šaunuoliai. būtų Tai mes neklėstytų nesiginčijam, kad virusas. jūs blogai Ir kažką rašykit, per darot. kokią televiziją rodysit, būtinai pažiūrėti norėčiau. Per televiziją mes nerodysim, mes aišku nusiųsim žiniom, mes nežinom, ar jie įdės šitą Oi, reportažą. būtinai. Bet socialinėje erdvėje jūs tai galėsite pamatyti. O jūs dar galite, jeigu norit, galite ir prisistatyti, jeigu norit, kad jūs esat labai, ta prasme, nu, sakykime, O, apsaugos darbuotojas jo. Jonas Jankūnas. tai va, svarbiausia, Vakar kad jūs neprisistatė du jaunuoliai. tvirtai nei la- nei stovit, vardo, nei tvirtai pavardės. taip stovit, kad tikrai neįleisti sergančių. Neįleist, Ne, aš už tai, kad neklestėtų tas virusas. Virusas neklesti, jisai... Man to 2000 jau buvo kažkada. Ir prieš 2 dienas, kiek mačiau, 2000. Viskas tvarkoja, mes virusų. šiandien nesusirinkom ginčytis, tikrai. Net kad neužkrėstų darbuotojų senukų, čia dėl O to darbuotojai profilaktika. jūsų sergantis yra, ta prasme, Ne, yra bet kokiu nors? Darbuotojų. Mūsų darbuotojai vieną, bet ne čia pagavo autobusė. Pagavo. Dabar sakykit, jūsų būtent darbuotojų, tai yra ekskomisarų biuras, ar yra matuojama temperatūra darbuotojams? O mums, Taip. mes patys pasimatuojame, ar tikrai veikia. Jūs patys pasimatuojate, ar veikia, bet ar šiaip yra užvestas Pavyzdžiui, žurnalas, rytą- kur kiekvieną dieną jūs fiksuojate Apie tai darbuotojų nežinau. Nežinote. Nežinau. Supratau, Apie supratau. žurnalus nieko nežinau. Duoda, išduoda termometrus, pažiūrim, kad veiktų, viskas pakrauti būtų. Taip, Ir viskas, kad jie veiktų, veikia ir aš, pavyzdžiui, šiandien rytą irgi matavau truputį. Supratau. Bet paskui persiuntė į kitą postą. supratau. Dabar vėl supratau. čia- Temperatūrą matuojat kur? Kaip? Į kurią Ant rankoj. Į riešą matuojat, taip? Vidinę pusę. Tvarkoj, tvarkoj, gerai. Ir jūs ne kartą nesirgot, ar ne? Nuo pusės metų jūs nesat turėjusi aukštesnės negu leistina norma. Aš, kadangi turėjau daug reikalų su medikais, nes man dar reikėjo dėl vairavimo ir taip toliau, kadangi viena akis labai silpnai mato, bet man metam leido, bet reikėjo daugybę daktarų praeiti.
Daugybė daktarų, iš dėl širdies, kadangi... Bet jūs neturėjote temperatūros. Nu ne, gerai. Dabar viskas, va šaunu. Jūs kaip ir rizikos grupiai, bet jūs esat sveikas kaip mūras, jūs. Rinkite atsinešti Tai. temperatūrą. Tai va, Ne. žmonių apmažėjo, eikim, gal berniukus tada pakalbinsim, kurie... Galima su jūsų temperatūrą berniukais matuoja. pasikalbėti. Mašinė, jie tokie pat kaip ir aš. Bet, nu, vis tiek čia, aš kaip suprantu, viena ir ta pati įstaiga, ar ne? Kadangi taip, aš kitam postą dirbu visai. Supratau, Nes aš šiek tiek papildomai paprašęs. supratau. Ačiū. Ačiū Jums. Gerai, prašau. Darbuotojams labai didelė atrakcija. Labas vakaras. Matom, kad dabar žmogeliukų apmažėjo. Užimti čia prasideda tų žmonių. O, nu mes matom. Nu, kiek jų yra. matom, kad dabar nėra tų žmonių. Atstovas galėtų. Gal vienas kažkur išgalėtų, ar pakviesti, gal turite Nežinokit, ką? nelabai kreipkitės pas parduotuvės. Pas parduotuvės administraciją. Gerai. Tada- Tuomet yra tik vienas klausimas. Ar jūs buvote? Atsiprašom labai. Šitą mergaitę galite pakviesti? Petra. Ta juoda. Tai jūs galit praeiti. Galim praeiti, ar Tai ne? jo, aišku. Tvarkoj, tai gal praeikit vieną. Pamatuosim pasikviesti. temperatūrą tik tais. Ne, mes Ne, negalim. ne, mes nesimatuojam. Mes nesimatuojam. Nu, tiesiog, va, aš esu sveika. Bet žinokit, turim nurodymą. Galima termometrą jūsų pamatyti, ar jis turi ženklinimą. Žinokit, jo, kreipkitės į... Tai palauk. Ne, nu, bet jeigu jūs duodu aš jums riešą, jūs vis tiek turit parodyti. Nes tai yra medicininė procedūra, temperatūros matavimas, ar ne? Tai yra Nu, jūs dabar duodat, aš duodu aš jums ranką, jūs vis tiek turit jį, nu, parodyti. Na, tai taip, turiu parodyti. Ar turi ženklinimą? Turi, ar ne, kiek matau, kitą puselę, galima? Prašau, galime mes praeiti? Prašau. Mes tikrai nenorim trukdyti vertinimo. Ta viena bijo mūsų administratorė. Neateina? Na, jinai tik telefonu kaip ir vakar. Nu, kažkam skambino, bet nepasirodo. Aha. Sakykite, ar jūs kas nors yra įsistavęs dėl šitos procedūros, kurią jūs atliekate? Instruktavęs jūs yra kas nors papasakojęs, kaip ką? Kiek turi rodyti, kiek yra... Ar tiesiog davė termometrą ir dirbkite? Aišku, ne. Instruktavo. Ir šitie termometrai turi sertifikatą atitikties? Turi. Taip, turi. Kokia jų paklaida? Mes juk pasakėm, dėl visų klausimų kreipkitės pas parduotuvės. Supratom, tai reiškia, parduotuvė jums yra išdavusi juos, taip? Taip. Viskas aišku, tada ačiū. Žmonės mato, pakalnuokit be kaukės. Galnuokit ir rašykit. Be kaukės ir 10 minučių. Ir 10 minučių, jau kiek 10 yra? minučių neužsidės kaukės. Rimtai? Dabar jis va taip padaręs. Jo, Nu taip, dar kažkoks. bet atsargiai, bet jisai pasimatavo temperatūrą, jam nėra temperatūros. Na, bėda yra tokia, kad parduotuvės administracijos darbuotojai kažkodėl bijo prieiti ir su mumis pasišnekėti. Tai nepakvietė dar. Pakviesti pakvietė. Sveiki. Čia banginė apsauga. Taip, sveiki. Leidimui filmavimui. Turim viską, galima parodyti. Mes neprivalom įsteigti dokumentus. Privalom. Neprivalom. Išgauti. Mes jums ne kainas filmuojam. Leidimas. Galima dabar žodį, galima? Galima, ačiū labai. Labą vakarą. Aš esu Vitolda. Mes čia esame ne kažkokių tai asmens duomenų rinkimui, mes nesame
Ne marketingo kažkokių duomenų rinkimui, mes tiesiog atstovaujame viešą interesą. Aš suprantu, bet kadangi visuomenė yra labai daug klausimų, mes atvykome tam, kad juos išsiaiškinti. Ir mes prašome, kad mums iškviestų administracijos bent vieną darbuotoją, kažkodėl atsisako su mumis bendrauti. Tai gal jūs galėtumėt mums padėti sueiti į kontaktą? Reikalingas man leidimas, kad filmuoti, fotografuoti. Nu, matot, kaip mums tą leidimą, jeigu su mumis bijo kalbėti su registracijos darbuotojai. Žinau, šiaip leidimas reikalingas. Aš suprantu, aš puikiai suprantu. Pirmas dalykas, aš jums paskaitysiu vieną eilutę. Jūs atidžiai galite paklausyti? Labai laiko neturiu. Bet tai yra visuomenės informavimo įstatymas. Žiūrėkit, nėra aukštesnių įstatymų už Lietuvos Respublikos Konstituciją. Parduotuvėse esančios lentelės draudžiantis fotografuotis prieštarauja Konstitucijai ir visuomenės informavimo įstatymą. Kadangi tai yra vieša vieta, privačia teritorija tampa pasibaigus darbo laikai, kada negalima laisvai patekti į patalpas ar kitas erdves. Pagal Konstituciją kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis gali rinktis jį dominančią informaciją ir draudžiama trikdyti visuomenės interesus, ginti ir atskleisti įstatymus pažeidimus. Aš visiškai suprantu. Visiškai, aš už jūs, bet aš mane, kad aš turiu pas mane stalo būti leidimas, ne? Aš viską suprantu. Bet aš privalu Nu, pagalvoti. tai būkit geras, paprašykit, kad ateitų ta mergaitė, nereikia mūsų bijoti, mes jos... Supranta, čia yra senukai, ką kalbėkit, va. Tai jūsų darbo ribos yra iki čia, iki kur jūsų darbo? Ne, čia yra senukai, atskirai. Yra savivaldybių apsauga. O jūs esat viso pastato apsauga, ar ne? Didelis skirtumas. Supratau, tai čia truputėlį kitaip, ar ne? Jeigu mes įeisim į vidų, jūs jau ten, ne, jūsų jau ten ribos baigėsi, ar ne? Mes ten darom, ką norim. Gali ir nedėti, nes tai gal prisidėjo. O senuką apsauga ten prie durų, kur stovi berniukai, ar ne? Senukai ten senukai. Supratau. Mes po prekybos centrai ir nesiaiškiname. Mes saukime Tai mes administraciją. tikrai mes... Žinokit, aš jūsų kojas filmuoju, aš jūsų gražius batus filmuoju. Aš jų... Ačiū labai. Dėkui. Paprašykit pristatytų dokumentus parodykit. Aš galiu savo parodyti, mane filmavot, visą kitą. Dokumentus parodyk, kuo būtų malonu. Aš galiu, bet aš manau, kaip ir neturėčiau jums rodyti. Aš galiu nusifotografuoti, lengviausiai, nereikės nerašyti. Negalima Jūs fotografuoti. negalite fotografuoti. Nu, tai bandysiu atsiminti, bent vardą, pavardę. Prašau, Nu, tai reikia žiūrėti. prašau, žiūrėkit. Vitolda, Račkova Vitolda. 81 metų gyvenimo. Račkova Vitolda. Sumalo lišto. Nu, bet va tą labiausiai kažkoks vyrukas buvo, kuris be kaukės. Užfiksuokit. Užfiksavom, jo, Kodėl jam nesakėt? Taigi viskas jau yra, Rašykit viską. viskas yra įrašytai pakomentuota. Kodėl jūs nesakėt jam? Jūsų darbas, tai mūsų. Ir jūs taip pat viešą interesą ginat. Kodėl nusimat visų nesąmonę? Kad netikrinat paprasčiausiai. Nu, mes neturim kompetencijos tikrinti. Mes neturim kompetencijos tikrinti. Tas tikslas, o tai reikėjo ir Nes, pasakyti tam jaunuoliui, ko gero iš jūsų aplinkos tas jaunuolis, aš supratau. Taip. Tai paprašom čia, kad žmonės pakviestų. sakykit, gal gali vis dėlto jį prie mūsų prieiti? Mes nesikandžiojam. Mes nefilmuojam jūsų, žinokit, va, yra nulenkta kamera į apačią, mes jūsų tikrai nefilmuojam. Žiūrėkit, mes esam savo darbo vietoje. Jeigu jūs neturite kažkokių klausimų su prekybos, su prekėmis, mes nieko negalėsime padėti. Mes dirbame. Tai mes negalim prisišaukti administracijos nieko. Jeigu žmogui reikia... Prašau nefilmuoti, jūs neturite. Mes galim filmuoti jumis. Neturite mūsų zonoje, jūs negalite. Čia vieša vieta yra. Tai yra ženklai, kad jūs negalite filmuoti. Aš galiu jums įstatymą paskaityti, jeigu jūs netingit paklausyti. Ne, dėl kainų šitų gali. Gerai. Aš pirmesnis, tai jūs užlintos, tai nekultūringai. Kokios problemos, kodėl jūs trukdo dirbti? Mes net netrukdom. Tikrai mes tikrai netrukdom. Mes laukiam administracijos. O ko jūs tiek jaudinatės? Galima paklausti, apsaugos darbuotojas, jūs turėtumėte aplinkybės spręsti labai ramiai. Na, nežinau, tada spręskim, ką mes darom. Jeigu su mumis niekas nešneka, niekas nenori mums paaiškinti esamos situacijos, tai turbūt reikia kviestis kompetentingesnius asmenis
Be abejo, tai policija ir tokia problema. Ne, tai problemų mes tai nematom, jūs matot problemas visur. Aš nesuprantu, ko reikia bijoti, jeigu yra viskas pagal įstatymą. Nu, tai Pagal jų reiškia, vidaus Čia moteris įstatymą. tikriausiai yra administracinė veikla. Ja? Pagal vakar. Taip, atsimenu. Jinai mums vakar pat atskleidė informaciją, kad jie neturi Šitam tų juoda dokumentų. mergaitė. Jo, Dabar šlapas. neturi jie tų dokumentų. Bet kas įdomiausia, tai kiek aš klausiu, man aiškinu, kad būtent tos prietaisus jie patys iš savo parduotuvės naudoja iš senų. Iš senų. Ir neturi dokumentų. Nes laikot atstumo 1 metras, 2 metrai geriausia būtų. Kodėl Mes čia- esam šeima, žinokit, mes Baisiai šeima. 5 asmenys. 5 asmenys. Va, mano vaikai. Šeima, žinokit. Tai galima galbūt jūs patrukdyti. Šeimoje nereikia. Nefilmuoti, bet jūs atsakykit šeimą. Tai jūs administratorė esate, ar ne? Bet vakar kiek mūsų... Ne, bet kokiu atveju kiekvienas centras turi atsakingą pamainos viršininką, vadybininką, pardavimo. Vis tiek jis yra, kuris yra atsakingas. Sprendžiam problemas, jeigu kažkokie su pardavimais kažkas negerai, su prekiam kažkas negerai, mes padedam klientam išspręsti problemą. O čia kame problema, tai Problema yra tame, kad Nefilmuoji, matot. mes manome, mums reikia pagrindo žinoma, kad tai, kad jūs įeinantiems klientams matuojate temperatūrą be jokio statyminio pagrindo. į šitą negaliu atsakyti, čia ne mano nurodymas. Ne aš reguliuoju tvarką, aš esu paprastai informacijos. Aš suprantu, bet jūs neturit jokio... Aš žiūrit, va, žiūrėkit, aš į apačią nuleidus, aš jūsų nefilmuoju. Teisę turime Gal atsakomą. jūs galite atsakyti mūsų klausimą? Va, administratorė pasirodė. Ne? Taip. Taip. Tai jūs Ne, buvo dirbat iki ir pat nieko darbo pabaigos. nežinot apie savo darbą. Tai mes turim klausimų, mes norim į vidų patekti. Tai jūs man parodykit, kad tas prietaisas veikia teisingai. Man dabar ir mums reikia. Mes dabar Ne, jeigu norite jūsų parduotuvėje įeiti, mums pateikit raštu, kad tikrai tas termometras yra su visais dokumentais. Užklausant, mes pateiksime raštu. Ačiū, gero vakaro. Kokią mes šalį gyvenam? Kas čia dabar yra? Manau, kad reikia kviesti pareigūnų. Kas čia dabar yra? Raštu. Norint įeiti į parduotuvę, reikia raštu pateikti, paprašyti dokumentų. Gerai, paskambinkime. Sutrukdykime pareigūnų darbą. Ne dėl cirko, dėl teisybės. Įjunk mikrofoną. Pasitraukite, prašau, nuo manęs. Mes šeima. Oi, aš pamiršau. Labą vakarą. Labas vakaras. Sakykit, mums reikėtų ekipažo į Klaipėdos banginio senukų parduotuvę. Man padėjo ragelį. netgi taip dar gali. Bandom dar kartą. Pagalbos nepriimti. Labą vakarą. Labą vakarą, kas nutiko? Mums reikalingas ekipažas į banginio senukų parduotuvę. Čia Klaipėda bus, taip? Taip, čia Klaipėda. Aha, kas nutiko? Nutikimas toks, kad mes norim įeiti apsiprekinti, matuoja temperatūrą, mes paprašėm, kad įrodytų, kad šitie jų medicininiai matavimo prietaisai atitinka reikalavimus, jie atsisako tai pateikti. Tai čia konfliktuoja tiesiog prie įėjimo, taip? Mes nekonfliktuojam, mes tiesiog negaunam atsakymus, su mumis nenori bendrauti. Čia prie senukų lauksit įėjimo, ar? Taip, taip, taip. Prie pagrindinio. Vardas, pavardė, kas praneša? Vitolda Račkova. Kaip pavardės, prašau? Račkova. Račkova. Gerai, tada lauktelėkit, matys pareigūnai privažiuoja, pasitikit. O, čia labai gerai, lauksime. Laukit, su gera. Einam į lauką.
Pala, pro kur įeiti? Pro čia galima įeiti, ne? Čia yra įėjimas. Tai čia jį pasitikim. Visų reikalavimai galioja tik mums. Tik mums. Mes privalom vykdyti, mes privalom neužduoti jokių papildomų klausimų. Bet jeigu tik užduodam klausimą mes, tai gaunasi jau negerai. Jau visi pikti, virpantis, drebantis, tai pradeda žandai raudonuoti. Nu blemba, nu taip nesidaro. Nesidaro. Nu jeigu aš paprašiau, aš esu klientas, ar ne? O klientas šiaip turėtų būti visada teisus. Ar mes tiesiog visi privalom nuolankiai visada vykdyti jų nurodymus. Net jeigu jie ir viršyje ir yra pertekliniai. Ateina toks laikas, kad mes neturėsim teisės nieko paprašyti. Kas liečia medicinos, sakykime, kad ir matavimo aparatai su beleko galės matuoti, jūs neturėsite teisės paprašyti dokumentų. Nes iš tikrųjų pagrindinė esmė, kodėl mes čia atvažiavom, kodėl mes šito reikalaujam. Pagal operacijų vadovo sprendimus, nutarimus, atsiprašau, mes niekur neradom reikalavimo klientams, tai yra pirkėjams, paslaugos gavėjams matuoti temperatūrą. Pagal paskutinį jo nurodymą, kuris yra įsigaliojęs lapkričio 7 dieną. Galima? Mes šeima, mes būriuojame, mes šeima namuose būriuojamės, o tai kad dabar negalima būriuotis. Jeigu šeima, tai tada viskas gerai. Jeigu šeima, viskas. Nu, va, mano vaikai vaikščio. Pametė mintį. Pamečiau mintį, bet iš tikrųjų pasakiau viską. Pasakiau iš tikrųjų viską, galbūt dėl to ir yra ta darbuotojų tokia panika, nenoras bendrauti. Nes tikrai nėragi sunku paimti, pateikti tą dokumentą, kad štai šituo nurodymu mes vadovaujamės, mes nieko nepažeidžiam, mes elgiamės taip, kaip mums yra nurodyta, na ir neliktų kažkokių problemų. O dabar, kaip sakoma, tie pagrindiniai klaunai, ir vėl liksim mes, aišku, nieko tokio. Čia yra toks pats dalykas, kad jums leis vaistus, jūs neturėsit jų sudėties. Jums neduos. Jeigu neduoda dokumento parodyti, kad matuoja paprastą temperatūrą, ir jūs neturėsit teisę susipažinti su vaistų sudėtim. Įspėjat pirmą kartą, jo? Man atrodo, ne pirmą. Čia nuolatiniai, ne, klientai. Kaip jūs sakykit, žiūrite tą jų pamąstymą, kad savaitgalį prekybos centre nedirbti? Atsiprašau. Nesibaidykit. Ta moteris administratorė ir yra, tiktais jinai spėjo. Jinai neturi ką pasakyti, ji neturi ką parodyti. Jie matyt nuo vakar dar tų popierių visų nesusiveikia. Ir taip yra. Ir jeigu mes dabar, kaip sakoma, tų atsakymų negausim, tai bet kokiu atveju rytoj mes tikrai kreipsimės raštu. Tik tiek, kad, žinai, jie turi raštu atsakyti, jie turi daug laiko. Tai jau rezultatas bus toks. Bet pats faktas, kad tai yra daroma neturint pagrindo, jis
kaip ir užfiksuoti. O sakykit dar klausimas, jūs, pavyzdžiui, į darbą ateinat pasimatuojat temperatūrą? Labai trukdat mums dirbti. O jūs dabar ne vieno žmogaus nėra. Mes vykdom savo Aš tik klausiu, ar jūs matuojatės patys temperatūrą? Į visus klausimus jie atsakys į jūsų. Gerai? Tai jūs jau, kaip sakytų, robotas taip pasakytų, kad visus klausimus į administratų. Jūs žodžių savo neturit. Nu jo. Aišku. Nu, pasitraukime. Mogeliuką. Nu, palau, mašinų. Labai gera ta moters reakcija. Atšoko. Nesupratus, kas čia buvo. Nu, ne kiekvienas supras, daug saugos darbuotojai juodai apsirengę. Su mėlynom lemputėm stovi. Pium, 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 pium. Pium, pium. Bet jeigu vienas jiems nesuveikia, jis prašo antrą, kad suveiktų. Galbūt reikia sėsti jiems? Gali būti, nu šitiek, jeigu reikia pium, pium per dieną padaryti. Sakė, ekipažas išvažiavęs. Gal kas nors nuėjo pasitikti? Bet iš tikro žmonės yra bauginti. Ypač, sakykime, nu tokie senesnio amžiaus, tokie jau pagyvenę. Jie nepagyvenę, jie turi daugiau patirties. Nu, gerai, tegul būna taip. Jie turi daugiau patirties. Sako, dabar filmuoja, tai pavaidinsim, kad dirbam. Šaunuoliai vyrai, šaunuoliai. Nieko negaliu sakyti. Jiems pavestą darbą atlieka sąžiningai. Reikia dar spėti sužiūrėti. Nu tai ką. Nu šiaip realiai tų žmonių nėra, aš tikėjau didesnės srautų iš tikrųjų. Tuščia. Tuščia. Policija negalėtų ignorą įmesti ir neatvažiuoti, nes nu vis tiek iškvietimas. Ne, per centrinį iškviestą. Taip. Neužsilauks.
čia daugiau negu pačių klientų. Saugos darbuotojų. Nu, matai, čia yra vienas pačio pastato, viso banginio apsauga, o visa kita, aš net nemačiau senuko apsaugos. Ten gal viduje. Mačiau, gal viduje. Nes jeigu darai tokią procedūrą, tu turi turėti griežtai visus dokumentus. Su kokiu tu aparatu bedarytum, tai gal būna ir gyvsidabrinis termometras, tu turi turėti patikrą ir turi turėti... Ne? Ne, gyvsidabrinis termometras, Atsiprašau. kadangi jie jau yra uždrausti ir jie net nėra įtraukti. Nu, ta prasme, aš suprantu Taip. dabar apie šitos lazerinius, ar ne, tos Taip, vadinamus? ir apie tuos skaitmeninius, kaip jie vadinasi, arba stikliniai. Stikliniai. Ir patikros intervalas jiems yra skirtingas. Dabar nepasakysiu, bet kam bus įdomu, tegu parašo komentarą, paskui galėsim pasidalinti visais šitais dokumentais. Nes termometras, koks jis bebūtų, jis yra pripažintas ir įstatymiškai yra reglamentuotas kaip medicininis. Kaip ten dabar jis apibrėžtas, neatsimenu tų žodžio. Jis yra priskiriamas medicininiai įrangai. Tai nėra šiaip kažkokia prekė, kaip būtų šluota ar semtuvėlis dulkiam. Todėl ir reikalavimai atitinkami jam yra keliami. Ir mes lygiai taip pat įstatyme numatytą tvarką turime teisę viso to pareikalauti. Minutėlę aš pabandysiu gal net ir parodyti. Pabandysiu. Jo, gyvsidabriniai uždrausti. Nebegalim mes jų naudoti šiaip. Tai pabandysiu parodyti, kokiu pagrindu mes prašome. Paskaityk. Skaitau, taip, vartotojas turi teisę gauti patikimą informaciją apie matavimo rezultatus, jeigu tai gali būti susiję su visuomenės sveikatos apsauga, aplinkosauga, darbų sauga ar komerciniais atsiskaitimais Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. Juridiniai ir fiziniai asmenys pažeidę šio įstatymo reikalavimus atsako įstatymų nustatyta tvarka. Žala atsiradus dėl neteisingų matavimų ar asmenų vykdančių teisinį metrologinį įvertinimą ar priežiūrą veiksmų atlyginama įstatymų nustatyta tvarka. Ir tai yra Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymas. Neįleidžia į Klaipėdos banginėje esančius senukus. Va. Klaipėda. Šiandien buvau Palangos senukuose. Ten tokių cirkų nėra. Viskas labai protingai ir Pateikti termometrų kokybės atitikties sertifikatą. Įjunk mikrofoną. Tai palaukit, jeigu aš noriu įeiti į parduotuvę. Įjunk mikrofoną. Jūs turit paklusti jų veiksmams, jie gali leisti, jumis gali neleisti. Nu tas pats, kaip jūs turėkite savo parduotuvę, atsidarykite panašią, jūs apsaugos darbuotojai nurodysit, ką veiks darbuotojas. Apsaugos darbuotojas tuos veiksmus atliks jūsų nurodytus skaitmeninį. Tvarkoj, supratau. Tai tada jie atsisako pateikti pagrindą. Kokiu pagrindu jie atlieka šitą procedūrą? Jie privati parduotuvė, kokiu pagrindu jie juk nevaldiška įstaiga, kad turėtų kažkam raportuoti, poniai. O čia neraportavime esmė, tai reiškia, kas ką nori, tas tokias taisyklės susigalvoja. Jei privati parduotuvė gali žmonės 2 įleisti, 3, 10 ir vyriausybės potvarkis karantino metu ir apsaugos darbuotojas gali ir jis turbūt savo šeimininko, savininko
kad nebaustų tikrint temperatūrą. Operacijų vadovo nutarime nėra punkto, kad klientams būtų tikrinama temperatūra. Ne operacijų vadovo, čia yra privati parduotuvė. Kokiu pagrindu jie atlieka šitą medicininę procedūrą? Privati parduotuvė. O nori įleidžia į barą žmogų, nori į parduotuvę įleidžia, nori neįleidžia. Čia ir privati parduotuvė. Kaip savininkas nurodo, kiek įleis žmonių, kaip įleis. Taip ir saugumo žmonių. Tai yra, suprantate, tai yra medicininė procedūra. Kokia medicinė? Čia privati parduotuvė. Temperatūros matavimas. Temperatūros matavimas. Tai yra medicininė procedūra. Pone, jeigu jūs su tą procedūrą nesutinkate, jūs einate į tą parduotuvę, einate į kitą parduotuvę. Tai kaip čia išeina? Nu, tai kas ką nori, tas tą daro ir nereikia jokio pagrindo tam turėti. Pone, privati parduotuvė. Savininkas privačioje parduotuvėje nurodo, matuoja temperatūrą, nematuoja temperatūrą. Kokiu pagrindu jis tai nurodo? Kuom jis remdamas jis tai nurodo? Pone, policija, mes jūsų ten neįleisime ir nieko nepakeisime. Jeigu jūs turite kažkokių pretenzijų, jūs galite rašyti į savivaldybę, į vyriausybę ir spręsti tą problemą, jeigu ir pažeidimų. Jeigu nėra, tai nėra. Aha. Jūs galite viską surašyti ir išsiųsti. Yra tam tikros kompetencijos, yra higienos centrai, yra... Taip, žinom, mes visas tas institucijas žinom, ačiū labai. Taip, jūs surašykite, o policija iš tikrųjų į privačią parduotuvę mes įleisti ir nieko negalim padaryti, jūsų kažką be matavimo temperatūrų, mes tik tai užtikriname viešąją tvarką, o privati parduotuvė nusistato savo vidaus tvarkos taisyklės. Vidaus tvarkos taisyklės, ponia. Aš suprantu, bet ir vidaus taisyklės nusistatant turi būti remiamasi kažkokiais tai norminiais aktais, dokumentais. Bet, ponia, kiekvienam asmeniui privati parduotuvė gali nieko neteikti, kadangi čia ir privati parduotuvė. Suprantat, kad yra toks dalykas kaip metrologijos įstatymas. Aš suprantu, kad galbūt jūs nežinot, bet yra toks dalykas kaip metrologijos įstatymas. Taip, gali būti metrologijos įstatymas, bet privati parduotuvė tų metrologijos įstatymų galbūt jie gali nesilaikyti, kadangi jie turi savo termometrą ir matuoja. Jeigu žmogui nepatinka... Tai netgi turint savo termometrą, jį privalo laikytis metrologijos įstatymų. Jūs viską tą surašykite higienos centrui visiems ir pasidomės, yra kažkas nėra. Čia policija. Supratau. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums labai už pagalbą. Net ne aš padėjau ragelį. Tai va, supratot? Kas per nepatenkinti žmonės? Čia policija skambino, kad jie į privačią parduotuvę nevažiuos. Žodžiu, jie gali daryti, pagal jų pasakymą, jie gali daryti, ką jie nori. Paprašys va tavęs kelnes nusimauti. Tai atvažiuoja ar neatvažiuoja? Ne, neatvažiuos, nes jie yra nekompetentingi ir čia yra privati teritorija vadinama. Jeigu jūs filmuojat, nefilmuokit man pats su banginį. Ai, ne, žiūrėkit, mes kojas. Galit pažiūrėti. Galit pažiūrėti, žinokit. Mes tikrai žinom. Vartelius ir viską. Gerai, sutarim? Mes viską žinom. Ačiū. Dėkui jums. Tai reikia dar kartą skambinti. Ne, tu nieko nebepadarysi. Ne, ta prasme, nėra prasmės. Rytoj mes turim jiems parašyti ir pažiūrėsim, kokį mes gausim atsakymą. Ar ne? Tai va, nes nuo to, kad mes čia skambinėsim, tai čia, nieks nepasikeis. Ta prasme, mes puikiai išgirdom ir yra įrašytas jų požiūris. Kad jiems nereikalingas netgi meteorologinis, gali jie ir neturėti. Tai ir viskas. Ir kas mums leiks? Mums leiks pateikti raštą pačiai policijai. Dėl jų nekompetencijos. Pateikti senukų vadovybei dėl jų darbuotojų nekompetencijos ir kreiptis tada į visuomenės sveikatos biurą, kaip jie visą tai mato ir kaip tai turi atrodyti. Jeigu vykdomi veiksmai kažkokie, jie turi turėti pagrindą ir turi turėti dokumentus su tais aparatais, ko tu bedarytum, tu turi turėti jos saugos reikalavimus, atitikmenis ir gal jis ten yra batareika nusėdusi, kur bando nušauti 3 kartus, 4 ir niekaip nepavyksta. Gal jam batareika ten nusėdusi. Taip, bet jeigu aš noriu patekti dabar šiuo metu į prekybos centrą, tai ką man dabar daryti? Pasimatuoti temperatūrą. Pasimatuoti temperatūrą. Besąlygiškai vykdyti apsaugos darbuotojų nurodymą.
privačios įmonės. Bet jei tai yra medicininė procedūra, Taip. tai turėtų, manau, kažkoks gydytojas matuoti arba sveikatos kažkoks Ne, žmogus. Ne. tai nėra būtina, kadangi bet kokiu atveju jiems turi būti pravedamas instruktažas, tai nėra sudėtinga medicininė kažkokia procedūra, ar ne? Ir visiškai tam nebūtinas specialistas, apie tai mes jau ir įstatymus pasiskaitėm, pasižiūrėjom ir šiandien skambinome su visuomenės sveikatos biuru, bendravom apie tuos dalykus. Tai nėra būtina, bet tie žmonės turi žinoti termometro veikimo principą, turi žinoti jo paklaidų ribas, jie turi turėti galiojantį jo kokybės atitikties sertifikatą arba metrologinę patikrą, jeigu tam termometrui jau yra Bet jei daugiau šiai dienai negu... reikia dokumento ir mes jo negaunam. Šiai dienai mes nieko iš jų negaunam, nei dokumento, O gal koks nei kitas senukų, patikros. kadangi Klaipėdoje yra ne vienas senukų prekybos centras, tai gal kitas turi? Jie tom pačiu būtent dokumentą? vadovausis, matai, yra... Nu, nebent mes galim pabandyti nuvažiuoti, pažiūrėti, gal ten truputėlį būtų kolektyvas toks labiau mandagesnis, sukalbamesnis, galbūt jie žino. Gal net ir dokumentą kažkokį turės. Gal ir turės. Pabandom. Pabandom. Iki greito. Nu va, tada einam atsisveikinti su pačiausiu. Man tai būtų geriau, aš pamiršau pavardę vardą. Mes jums atsiūsime elektroniniu paštu, gerai? Taip. Visus rekvizitus ir Negeriau filmuką. telefonu paskambinti. Arba duokit kortelę Nu, savo. va, jūs irgi pasikeitėm telefonais. Ne, telefonų neduokit. Asmeninis. Ne, aš mano asmeninis. Tai jūs duokit darbinę. O, darbinis, tai dabar daug reikalų. Tai mes tada jums į paštą. Mes parašysim jums. Pasiskambinsim jūsų viršininkui. Ir mes jam perduosim. O, jam gerai būtų. Nes matot, kas filmavo vyruks. Nu, Jūsų vieną žmogų aš iškviečiau policijai, bet aukės buvo. Reikės nuotraukos jau. Nu, aišku, mes parodysim tą nuotrauką, bet va, būtų gerai, va, kad su juo susisiektų. Ten vienas toks vyriškis, man atrodo, jūsų darbuotojas, kažkoks. O jūs į policiją iškvietėt ir... Tai policijai perskambinau. Bet ir mes skambinam. Galit palaukti dar gal dės. Mes skambinam. Ot gerai. Nu, Valiau. bet mums sakė neatvažiuos. Mums sakė atvažiuos. Man sakė atvažiuos. Tada mes palauksim laukia. Ačiū jums už jūsų darbą. Ot gerai. Sako, eiti šitą, kad pasipriešintų. Nu gal visas. Ko norėsit iš mūsų? Nes reikės iš jūsų vakur nufotografavo nuotraukos. Nes tas to žmogaus, nes kalbėjo vyrai, o paskui jie filmavo. Labai gerai, kad filmavo. Taigi jūs irgi turite ten visur čia kamerų. Turim, bet... Nu šaunu. Nu jūs tikras vyras. Nu jūs irgi tikri. Tikras vyras. Jūs... Svarbiausiai kovokim, kad nebūtų neplistas. Pirmoji reikia skūsti visus, skūsti, tik neužsidėjo kaukės, visus išskūsti, jo? Ne, vienas šiandien tik buvo. Bet reikia skūsti, jo? Neklausė. O jūs paklausėte, o gal jūs... Ten pabėgo, sakau, ko tu bijai pabėgo jisai. Bet o jūs paklausėt, gal tam žmogui jisai turi kokią kortelę, kad jisai serga astmą kokią... Nieko, jis dar man rodė tas visus straipsnius turės skaityti. Labai protingas vaidina, gal net su aukštuoju. Jo, nu viskas aišku, supratau, nu jūs tvirtas vyras. Jūs irgi, va, jeigu atliksit pareigą iki jo, kad va, tą kaukės tai nubaus. Aš atrasiu jį, iškasiu iš po žemės. Kas? Iškasim iš po žemės. O, gerai. Paimkit mano telefoną dėl viso pikto. Gerai, važiuojam į kitą parduotuvę, tada laukit žinių. Užsirašykit, mano ir lauksiu žinučių arba...